Sveiki, atvykę į mano naują video. Šiam kartui aš žaisiu savo kaimelio roleplay Minecraft serverio išlikimą. Jo, ir aš esu ne vienas, aš žaisiu su Eliju. Sveiki. Tai jo, tuo pačiu parodysiu aprodymą, ką čia galim daryti. Ir jeigu jums patiks šis video, būtinai prisijungkite. O mes ką? Varom. Tai na, mes pradėsim viską nuo pradžių, nors mes esam su savo tikrais akauntais, bet čia yra mano namelis, o ten yra tavo namelis. Atsisveikink. Atsisveikink. Ko tu nekalbi, aš nesuprantu? Ne, aš nenoriu kada. Nu ką, gavai nuo manęs malkų? Ne. Tuoj tu gausi. Nu gerai, mes susitaikėm. O mes varom prie žaidimo. Gerai. Tai aš jums dabar, čia yra, kaip jūs pasakėt, aš esu meras, bet aš turėsiu kainas nustatyti, aš turėsiu viską pardavinėti, kaip pasakant, nes, kitaip neis, nes nėra kito mero, tai jo. Jo, pirmo atveju, kai žmogus prisijungia prie serverio, jisai gauna, Naujoko raktą. Ir naujoko raktą ir gauna 1000. Tu, aišku, sen jau neturi pasidaręs balansą, kad ten pas tave būtų 1000, bet nieko. O dieve, čia monstrai. Tai gerai, nuo ko pradedam? Einam iki raktų keityklos, aš manau, ar ne? Einam iki raktų keityklos. Kur jinai iš vis yra? Kodėl man taip lagina? Jinai kažkur ten turėtų būti. Dar yra statomas toksai naujas namelis, tai... Ten matote jų. Jo, gigantiškas. Jisai kainuoja... Čia tikrai negražus, bet galės savo nos. O, Endermenas. Kodėl Endermenas ten viduj? Ar realiai? Tu šalkerį pavogiai? Ne. Supratau. Jisai dirta pavų. O ką darykime su juo? O ką daryti, kad čia barjeros? To ir reikės pasinaikyti. Galėsi ateiti mano vietą, tai aš to jau įsijungsiu kreatyvą, išgriausiu barjerus ir jo keliausime. Atidarysim po vieno naujoko raktą, nes, kaip pasakant, taip yra. Tai gerai. Ir tu man turėsi rinkti, nes taip nesigaus. Gerai. Pala, barjerų blokus, jisai negali mums pūsti. Aš žinau, tai jisai taip. Žiūrėk, tai dabar aš įsijungiu kreatyvą Herpeleimą 1. Na gerai, mes jau čia atsiradom. Aš turiu pasiimti 2 naujokus raktus, vien dėl to, vienas tau. Ateik. Kaip tu atidarysi, o kaip tu atidarysi, kaip tu darinės? Tai aš pasiemu, aš sukinėju, po to, kai tu gauni, tu atidarai šalkerį, tu taip sukinėji, aš sakau, kada noriu stop. Okay. O tu bent supranti, tipo atidarai šalkerį ir va taip pelytai. Jo, supratau. Sustoja. Tai gerai, tu pirmas, aš tau nors ne, aš tau neduosiu. Padedu naujoko raktą į dopą. Naujoko raktą ir viską čia dabar nereikia. Ir dabar, tu atidaryk skrydį, aš negaliu žiūrėti. Okay. Stop. Tau nepasakė. Palauk. Ką gavau? Stop. Apsilaktų to pieno. Bet stopu, žinokis. Man reikia tik tais nukopijuoti dabar daiktą, tai palaukite. Tikrai palaukite. Sakyk dabar, tu kada nori stop. Stop. Tau
Tau irgi nepasisekė. Tau irgi nepasisekė. Nu, bet nieko. Tau duodama. Na gerai, tai atidarėm po dėžės, nieko negavom. Tai, o ką mums daryti, kaip mums pinigus gauti, jūs paklaustumėt? Ateik. Nori parduoti šitą dalyką? Jo. Daug čia. Aš turiu, aš esu meras, aš turiu duoti tinkamą sumą. Palaukit, man reikia saudoti tiesiog biškį daugiau pinigų, nes nieko nepadarysiu, nes reikia. Tai gerai, turim žaidėjo galvą, ne? Aš jį pasiemu. Taip galite daryti ne vien tik su manimi, o ir su kitais žaidėjais. Tai aš pasiemu tą galvą ir aš tau už tą galvą, paprastą žaidėją, tai tu gauni apie tai kažką. Tai gerai, mūsų pirmas varpas yra kasykla dar dirbama, 1 taškas, o kas yra 1 taškas? Tai darbas, kur galima kirsti medžius, 1 medis, 1 euras. Viską duoti merui pasitrauktų. Meras suskaičiuos. Jo, aš turėsiu skaičiuoti. Tai, ką, dirbam, reikia gauti pinigus. O, jėtus, aš jau daviau jam pakankamai pinigų, kiek jisai čia jau viską sudarė. Kiek jisai medžių iškirto. Aš viską padėjau į sklepą, visus medžius, kam reikės pasinaudokite. Kaip matot, mūsų jau kirtikliai lūžo. Reikėjo, biškį medžių ten iškirtom ranką tiesiog. Tiesiog 1 ranką. Tai jo, aš aišku savo neduosiu pinigus, nes ką man reikia. Aš šiaip sau kirtau medį, nes aš jam padėjau, tai viskas gavosi jau, nes aš turiu dabar pinigų. Kai turite pinigus, galite, tarkim, mane... O, jėtus spala. Padėsiu spavną vėliau kažkur. Ai, palaukit, čia jau yra. Palaukit, spavnas. Ne, spavno nėra. Tai padarysiu spavną, va dabar kažkur padarysiu spavną. O, tu jėtų skeletas, aš neturiu kirvio, man kirvis jau sulūžo. Au. Reikia, kad kryperiai nesusprogtų. Ne, aš nenoriu gauti baudos. Ne. Padėk. Gerai, va čia bus spavn. Viskas. Spavną padėjom ir dabar spavnas tiesiog čia. Tai dabar, kai mes turim medžius, mes galim nuomotis namą, tiesiog pasiimti, nusinuomoti ir kiekvieną dieną, po 1 dieną. Čia dalykai. Ai, čia tavo, pamenu. Eik tu savo. Tu dabar jos neįim. Ai, gerai. Tai va, čia yra toks namelis, čia gali 2 žmonės gyventi, leidžiama, toks ir čia va 20 eurų vienai dienai Minecraft'o. Galim rimtesnius aiškus nusipirkti, bet mes dabar nuomosimės. Ai, nors ne, nors jo nuomosimės. Elijus, set. Nu ne, tu neset. Chicken. Na ja. Tai gerai, jau tarkim, mes užsinamuovom namelį, mes čia gyvensim. Čiūras čia. Aš šitoj vietoj nebūsiu. Nematai manęs, neras manęs nepados. Tai na kągi, aš jums norėjau pasakyti ačiū, kad žiūrėjot šitą video, tikiuosi jūs prisijungsite. IP matote viršuje. O na kągi, mes dabar sakome ačiū, kad žiūrėjote ir iki greito!